Jubiliejinis 10-asis Dano Pozniako atminimui skirtas bokso turnyras pritraukė rekordinį dalyvių skaičių. 10 svorio kategorijų kovojo net 122 boksininkai iš 20 šalių. Nors nugalėtojų titulus gynė net 3 lietuviai, jiems patekti į finalus sutrukdė nepalankus burtai. Vienintelis čempionu tapo Mantas Morkūnas, finalinėje kovoje įveikė Slovaką. Tas jausmas, kai išloši tokį turnyrą, kur suvažiavo 24 šalys, tai puiku. Prieš turnyrą tikėjais tokio pasiekimo, ar nelabai? Nelabai iš tikrųjų. Čia boksai taip visai būna, kaip kuo toliau, tuo geriau. Tai va, jeigu būtų dar viena kova, dar gal geriau boksuotus. Sidabro medaliu pasipuošė Arnoldas Taraškevičius. Jis svorio kategorijoje iki 91 kg pralaimėjo pasaulio jaunių čempionato prizininkui Abidjonui Okirovui iš Uzbekijos. Lietuvis pripažino, kad buvo psichologiškai sunku pasiruošti kovai su tituluotu varžovu. Iš tikrųjų, turnyras labai stiprus, labai daug patirties man davė. Savo rezultatą kaip pasivertintum? Aišku, norisi visada aukso, stengsimės, kad jisai būtų. Dar prieš akį Europos čempionatas, Lietuvos pasaulis, taip kad yra kur tobulėti. Bronzos medaliais pasidabino 4 lietuviai – Deividas Puodžiūnas, Artūras Zinkovskis, Gilvinas Lukošiūnas ir Tadas Šakočius. 6 medalius į savo kraitį įsidėjusi Lietuvos komanda pagal šį rodiklį buvo nepralenkiama. Kiek turnyrų buvo, dar taip nebuvo, kad nebūtų čempiono. Tokio kuklaus pagal rezultatus ir medalius turnyro kaip šiemet nebuvo, nes tikrai, sakau, pažiūrėkit, yra ir pasaulio čempionai, ir Europos, ir Azijos čempionai mūsų konkurentų komandose. Tai yra, turnyro lygis pakilo truputį, kartelė iškilo aukščiau. Šiame turnyre varžėsi boksininkai iki 18 metų. Daugiausiai net 3 čempionų titulai iškeliavo į Uzbekiją. Jaunius Arapas, Sport 1 žinios.